Sveiki, mėly draugai. Graži diena. Saulytė šviečia. Debesėliai yra keli, bet daugiau šviečia negu po debesim slepiasi. Ką, paskutinė savaitė, kada galima gaudyti lydeką. Atvykau ant tokio ežeriuko. Nėra išėdickas, bet nėra labai jau mažas. Bandysim pagauti lydeką po kol galima. Aišku, pasiėmiau ir ešerinį kotuką ir lydekinį. Pas manegi dažnai būna, kad ešerinė kimba lydekos. Pažiūrėsim, kaip čia šiandieną bus. Tarp kitko, su bičiuliu buvom šių metų, ne šių metų, o 24 sezono pradžioje, kada buvo galima gaudyti jau lydeką gegužės 1, tai mes čia jų prikapojom gal kokie apie 50 vienetų. Smagi buvo sportinė žvejyba. Žiūrėsim, kaip šiandieną bus. Ką, tikėkimės, šiandieną irgi ežeriukas nenuvils. Lekiam. Ėrėmės nuo kranto. Ėrėmės į vandenėlį. Gaudyti gražią lydekėlę. Galbūt ir ešeriuką kokį. Čia jau kaip ežeriukas nuspręs. Ką, draugai, pradėsim nuo guminukų pradžiai. Kaip pastarųjų metų man patinka labai, nelabai jau, ant jau kibo paskutinė žvejyba. Crazy Fisho Vibrofatą bandysim dėti ir tikėkimės šitame ežeriuke irgi suvilios. Bus matyt, kad čia lydekaičių yra, tai tikrai yra. Taip. Gal sakau, nuo priekrančių reikia pradėti. Ką, pirmas metimukas. Iškart žolytė. Čia jisai toksai gana seklus. Reiks gal svorį pasimažinti. Pirmas metimukas su laimikiu, su žolyte. Čia žolių tikrai yra.
Jo, reikia pasilengvyti dėl vakar, nes čia nieko nebus. Kaip metimas, taip žolėja. Vyrai yra vyrai. Nu ką, pirma lydekėlė. Žiūrim, ką turim, žiūrim. Oi, kokia graži. Mažytė. O, iškart ir atsikabino. Faina. Ką, vyrukai? Ir visi žiūrintys. Gražiai, ne? Ir aš taip sakyčiau. Gražiai, faina. Ką, ilgai mes tavęs nekankysim. Leidžiam atgal. Nu. Plauk. Kaip gražiai nubėgo. Yeah. Faina, vyrai faina. Saulė lenda iš po debesų. Lydekos skamba smagu. Ką, važiuojam toliau. Tai ką, pirma lydekėlė ant šito vaguminuko. Susimažinau svorį, vietoj 12 6 uždėjau, nes žolių tai čia apstu. Čia, jei nori žuvauti, arba anksti pavasarį, jeigu kokia, nu kaip pavasarį, nuo gegužės galima gaudyti, tai tokia nuo gegužės iki birželio maksimum, paskui žolė sukyla ir čia jau nepamėtysi. Ir dabar va sausio pabaiga, apkritę, bet dar jau čia apstu yra čia jau. Ką, bandom toliau su lydekėlė. Vėjelis toks yra, vėl mano valtelė tampo. Vyrai yra. Haha. Draugai, kaip visada klasika. Užsidedi mažą masaliuką ešerį pagaut. Pagauni lydekėlę. Haha. Čia tai pas mane pastovi taip. O, kokia tu energinga. Nu, atiduosi. Ką, nenori įsižiot? Neilgai reikės plėtik lydėti. Nereikia taip. Ką, vyrukai? Žiūrintieji. Faina. Antra lydekaitė. Šį kartą ešerinės spiningučio. Ką mes tave leisim atgalios.
Keliauk. Keliauk atgal. Atia. Na čia tai sakau, dažnai taip pas mane. Tiek užsidedi mažą masaliuką, liaunas spininguotį pasiėmė ir lydekaitė bus tikrai. Dėl ko pasiėmiau ešerinį kotuką į rankas, dėl to, kad pamačiau ten toliau buvau užmetęs, tai visi jas buvo ešeriukas, prikalbėsiu. Čia kaip visada prikalbinė, ne ešerį, o lydekaitę, bet vis tik smagu. Ką, bandom toliau ieškoti. Vyrai. Ir vėl ešerinis kotelis dirba. Prieš tai bandė tik jaučiau prisilietimą, bet antru kartu vėl pakartoja. Smagu, kad ne kaip kad ir mažytis ir ešerinio kotuko. Aišku, tik tikimybė yra, kad flūrika nukąs. Bet nėra žvejybų be praradimų masalų. Tai yra normalu. Nu, sulkutė. Kaip tu čia šunku. Va, vyrai. Silkutė kokia mažytė, mažytė silkutė. Keliauk. Džiugint kitų žvejų. Opa. Nu. Iki. Yra. Ir vėl silkutė. Nu, ne silkutė. Jau čia gražesnė. Gražesnė jau čia. Bet tik kaip įdoja šitie maži masaliukai jos. Nu jo. Nu, nebėg. O, taip. Nu, jau čia tokia rimtesnė pagal šiandienos standartus. Nu, norėtų būti gražiau. Ėmam prie technikų, kągi čia dabar žais. O, įsigandai. Tikriausiai, kad įsigandai prie technikų. Tai vyrai. Gražiai, ne? Nu, tikrai gražiai. Tik nešerinio koto. Tai labai faina. Kokios spalvos, žiūrėkit.
kokios gražios spalvos. Ką, keliauk. Iki. Nu, žinot, faina, tikrai faina. Ir diena nuostabi. Vėjukas buvo iš pačio ryto stipresnis, pridėsim kaip po to bus, aišku. Pytė lenda, kaip pasislepia. Smagu tikrai smagu. Net nežinau, ar čia verta mėtyti lydikinį masalą. Labai jau smagiai jos čia kimba. Ir ant šito ešerinio. Va, 3,5 galvakablis volframas. Ir toks, nežinau, čia gal 2 colių, gal 1,5 guminukas. Oi, faina. Bus dar iš tos pačios vietos. Abejoju. Žolių tai čia apstu. Geriausias žolių nuėmimo būdas. Būčiau ešerio šiandien taip ir nepagausiu. Su ešerinio koto. Užtat lydekaičių pridaužysiu gal. Kaip metimas, taip žolytė. Yra cheba. Ešerinis kotas šiandien valdo. Ir vėl lydekiokas. Nu, duoda. Eisiu, pačiu kiek čia šitame žiriuke. Nu, ramiai. Greičiau išvaduosiu nuo kablio, greičiau atgal į vandenį. Užkibo ant tokios spalvytės. Ką, greitai pasisveikinę su žiūrovais ir keliauju atgaliau. Ate. Nu, žiūrovai, jeigu kam įdomu, kas čia per ešerinis kotokas pas mane, tai galiu parodyti. Savage Gear nuo 1 iki 3,5 gramų. Savage Gear SG2. Šiandien gaudau ant 3,5 galvakablio volframo. Dėjau tokią spalvytę, kaip aš su bičiuliu vadinu, moterišką.
Ir susigundė lydekaitė ir ant tokios spalvos. Ką, gal aš ir pratęsiu su šituo patuku. Jie to pačio gal užkips. Koks ir ešeriukas, ar ne ešeriukas, nu tai lydekaitė. Priekrantėse dar ledo truputį. Tokio yra. Nu, dar tai užuodą pasigavom. Vyrai. Nusprendžiau ant velkės užmest ir tik užmečiau ir yra. Kažkas tai smagesnis, žinai. Tampa gražiai. Įdomiai. Sakau, tik tai užmečiau, galvoju, pasilsėsiu, nuplauksiu į galą ežeriuką ten va. Ir tiesiai į dantis. Būna kartais, būna ir taip. Na, žiūrim. Kas čia per lydekiokas. O, smagesnis jau. Jau smagesnis egzempliorius. Nu. Ateik. Nu. Lakšė. Kaip jums vyrai? Vyrai, žiūrovai ir žiūrovės. Kas žiūrit? Nu, atiduoju. Greičiau atiduosi, greičiau eisi atgal. Nuka. Šiandien nei vienos neimsiu. Kad nebūtų heiteriam. Nu, ne heiteriam, bet daug labai žmonių yra pergyvenančių, kad pasiėmu lydeką kitą. Na, atiduok. Nori. Imsim tikliai. Nu, iš karto atiduok. Štai vyrai. Toks grožis. Gražu, ne? Gražiai šitą ežerą. Lydekos, spalvos labai gražios. Nu ką, keliauk. Tuogi nerš turėsi. Skaitau šitą žvejybą šiandieną nebloga. Kelinta jau gal 6, jei neklystu. Skaitau gerai. Sausio pabaigoj, žvaltys, oras kaip pavasarį, žiemos metų. Smagu, tikrai smagu. Gal paplaunam, tik lydavimą galvoje. Susigundė morkytą, va tokia va. Bet, sakau, gražiai. Tik tai, o kaip sudraskė. Tik tai užmečiau ir bakst yra toks vaizdas, kad žiovavo ir tiesiai į gerklę pataikiau. Smagus. Nu, nebus kada ir vilkiaut. Susitvarkiau jau beveik ir atpūtė vėjas į po galo, kur planavau pavilkiaudamas nuplaukti.
Chebra. Va čia tai laimikis. Matė tokį laimikį? Oi, galvojau žolė. O čia pasirodo aukšlė. Oi, geras, oi. Na, vargšė. Varyk. Būsim užkamdalį dėkaitį arba ešeriukai. Na, čia tai patiko. Jo. Na, kiek čia jų? Nežinau, matosi ant kameros, nesimato. Būrys. Nu, kur mailius turėtų ten būti. Plėšrūnas. Bandom. Vyrai. Yra vėl. Ešerinis kotas valdo. Kelintą kartą kartoju šiandien, bet tikrai. Didelių masalų neįti nori. O vat mažiukai gundo. O, kaip negražiai paėmė. Tiek. Silkutė. Matot? Na, jau čia ant klaustuko paėmė. Išsižiok. Nu ką, leidžiam. Atė. Je. Berods 7 lydeka. Jeigu neklystu. Galėsit komentaruose parašyti, paskaičiavę kiek šiandieną pagavau jau. Dar kokią valandžiukę pamėtysiu ir reik sudėti jau. Nes saulė po truputį užėmėja. Vakarop eina. Nu ką, vieni iš paskutinių metimų. Ir bandysim jau traukti ant kranto. Namučio. Geras oras šiandien pasitaikė. Vėjuko buvo, bet saulė nešalta. Ir jau tikrai paskutinį užmetimą padarau. Ir bandysim krautis daiktus. Laikytis masaliukus.
skaidrus vandenėlis šitame ežerėlį. Kągi, baigsim šiandieno žvejybą. Saulė jau leidžias link horizonto. Graži diena, baisiai graži buvo. Kaip žiemiška žiema, tai be galo nuostabi. Žvejyba faina buvo. Nu tokia va. 7 berods lydekos pagautos. Visos atgal paleistos. Kad nebūtų klausimų bereikalingų. Nu, šiaip komentarai tinka kanalui, bet labai jau pergyvena daug kas. Nu, bet ir aš, kaip ir žadėjau, pasitaisysiu. Tai ir pasitaisiau. Visas atgal paleidžiu žuvis. Tai va. Tiesa, kad nekiltų papildomų klausimų, kas čia šitam kibire. Šitam kibire pirštinės atsarginės. Vat. Kam patiko šitą žvejybą, spaudžiam laiką, komentuojam ir nepamirštam prenumeruot kanalą. Atskiras ačiū tiems, kas jau prenumeravo. Kam nesunku, galit paremt kanalą. Aprašyme viskas aprašyta, kaip tai padaryti. Ir ką? Manau, susitiksim kitose žvejybose. Iki.